šuo galėtų taip nereaguoti, jeigu čia yra kondicionierius įjungtas. Jau pas manęs prie kojų kažkas atridėjo. Aš dabar pedalų nebegalėsiu nuspausti, kai reikės stabdį spausti. Nu, impulsą. Ir mes atsitrenksim į kažką. Ką jūs tai galite pasakyti? Nu, negerai. Žinokit, man reikės paspausti stabdį, bet aš negalėsiu paspausti stabdžio ir mes padarysim avariją. Ir tada mumis nuveš į ligoninę. Teisingai sakau. Nu, senelis su kakta priekinį stiklą išmuš. Kas bus neprisisegę, tas išlys pro priekinį stiklą. Nebent kažkada, kai sustosiu prie raudono šviesoforo signalo, galėčiau paimti tą daiktą ir tada veikti stabdis. Bet ten man, jeigu po pedalų palindo, tai nebegaliu paspausti stabdžio. Tik gazą galiu spausti. Paleist arba spausti. Kokios spalvos ten palindo, ne baltas tikiuosi. Baltas gali greit išsitepti. Baltas. Nu, va, pats blogiausias variantas. Baltas ir visi kiti. Bet įbordavos tik gyvas vienas. Ir kas ten numetė ant žemės? Kajau, kodėl numetė ant žemės? Smiltelės upelį pervažiavo. Čia man, jeigu į garažą važiuoti, reikia į dešinę sukti. O gal man vairuojant tais paimt, kaip manot? O, žiūrėkit, paėmė vairuojant. Duokim senelį, kad senelis pasaugotų. Aš pasaugosiu. Pasaugok, o tai paskui palys dar. Šuo nori atsikasti. Ten neaišku, kiek ten dar yra. Aš žinau ir galiu pasaugoti. Ar rimtai? Aš bijau, kad dar palys po pedalais. Aš saugosiu. Aš net nežinau, aš dabar nelabai, ten tamsu yra, aš nematau, ten dar yra. Į kairę jums posakė. Aš žiūriu, vienu stabdžiu. Stabdis veikia kol kas. Žiūrėkit, mašinas kokias veža. Būt man įpuolė į šitą Škodą. Aš žiūriu, gaisrininkai važinėjasi su Škodom. Su sparnais yra, gali užplevėsuoti ugnį. Kaip suprasti? Užpūsti, jeigu maža liepsnelė.
Kas su sparnais? Nu, sparnas, matai, yra škoda ir Nežinau, kas ten yra. kažkoks sparnas. Apačioje kažkokie strėlė su sparnu. Gal kažkokia žuvis. Jo, senai šitam gale nebuvau. Jasikevičius. Kažkada čia bordiūro nebuvo ir buvo kelias tiesiai į daržą mūsų. Kažkada buvo daržas kažkur tenai. Reikia pravažinėti. Atsimenu, agurkus auginam, morkas. Ir bandžiau vienais metais nedėti trąšų ir nieko. Kaip išdygo, taip ir buvo, neaugo net. Mažiau pliekšnokitės. Tėtis viską mato. O būsit plekšnės po to. Atsimenat, kai einam kitas į laukę, tėtis sako, žiūrėkit, plekšnė eina. Atsimenat tokių momentų? Aš esu tikrai sakęs ant kai kurių. Esu sakęs, bačka eina arba plekšnė. Daugiau nežinau variantą. O kad eina bačka, atsimena tokių? Atsimenu, bet neatsimenu, kaip vadini. Gal kokius 2-3 kartus maksimum esu sakęs, kad plekšnė eina. Net tiek dažnai jų yra. Tėte, žinai, kas yra plekšnė? Vaikščiojantį. Mokėtum atpažinti. Ieško lengvų pažinčių. Na, jau liežuvis nebetiek išlindęs. Visas plekšnės eina iššiepusės iš karto. Žiūrėk, savo mašina iš Nyderlandų dešiniai. Tai kad ten yra Laikinas. ambasadoriai. Ambasadoriai kaip tie. Laikinas numeris. Nelaikinas. Ten jeigu žalias, tai tada turėtų būti Pasiėmė į tą ir dar su ambasada susiję, ne? Aš nežinau. Tiksliau sakant, nežinau. Čia greitis gali būti 70. Šiandien ryte perkeliau visokius video į kompą. Beveik visiškai atsilaisvino kortelę. Kur tavo? Tie minkšti. Laimai. Vieną aš laikau. Bet jis turėjo daug. Tiek daug. Po 3. Tiek daug, tai tikrai Mes turėjom ne 5, o 7. pro langą tikiuosi neišmetėt. O dar vieną. Gal pro langą neišskrido? Ne.
šiaip, o žinot kaip angliškai tokį slime žodį? Tai lietuviškai galbūt būtų šliužas. Nors galbūt galima ir gražesnį pavadinimą sugalvoti. Kokį nors ten drabutį. Ko čia sunkvežimiai už mane greičiau važiuoja? Tai kad priekį irgi nelabai kaip važiuoja. Manęs neprispaus. Jau kad tu čia į kairę suksi. Turn right after 300 meters and follow 2202. 2022. Čia kas suka į dešinę važiuoja, ten kas į kairę. A jie čia į autostradą planuoja važiuoti? A1 ir Vilnius Kaunas. Niekas savo su mašinom visom, kaip iš lėto sukasi. Bijo, kad sustoja. Dar po biškį juda. Pasižiūrė. Vos susisukti išeina. Su tokiais griozdais. Kažin, jeigu ten taip stipriau pasisukus, ar nesusiliestų dvi mašinas, tai pavyzdžiui, antram aukšte kažkaip. Nu, pirmo eilėje net nevažiuoja, o dabar tik pradėjo važiuoti. Nes kai fūra važiuoja, lengvasios negali važiuoti. O iš tos pusės, kas sukasi, tai tik ant ten gali sukasi, bet čia sukasi ant čia, nes čia būtų užvažiavę ant visokių bordiorų. Follow the road for 2 kilometers. Čia į dešinę pasukus kažkada Zaporožėtį dažiau kažkokiam garaže. Kodėl jį reikia dažytis ir taip buvo nudažytas? Ne, jis buvo, kažkas buvo, biškį reikėjo dažyti. Ta pati mašina neskuba važiuoti. Yra variantas čia į kairę kažkur nusukti. Ale? Jo, bet tada priekulės nepasieksi. Galima aplenkti. Kaip tai nepasieksi? Ai, tada ir pasieksi. Galima O tam aplenkti. kaip greitkelis skaitasi. Tik tais kilometrų bus daugiau. Čia arčiau. Bet jeigu taip lėtai važiuoja, gal pro čia, kur čia pasisukti? Nu, o kur tas sukasi. Bus įdomesnis biškį video gal. Asfaltį veža turbūt irgi į Kentus ar į Dreverną. Ir tečiai pabėgo, žinokit. Šuo išspyrė iš rankų. Ir tečiai pabėgo, žinokit, iš rankų. Na, aš At pas jį bent jau pedalo nėra. Gerą komentą. Turn right after 200 meters and follow 141
Please turbūt į turn dešinę. next right. Jo, jo. Nieko nematau. Tai dabar, o tai Follow the matyti. road for 8 kilometers. Nu, ar mes aplenksim ten tą, kur mašinas veža. Ar jis bus išlindęs vis tiek anksčiau mūsų. Kaip sakai? Nežinau. Gal jis į kitą pusę pasuko. Gal jis važiuoja į sodą. Na, Aš ryte šiek tiek galvojau, kad kur galima būtų mašinas išoriai pritaisyti mikrofoną. ką išoriai? Mikrofoną A, prie mašinas. kodėl tai išoriai nori? Gamtas garsą stebėti. Būtų įdomiau gal. Praktiškai girdėtųsi labiau, kaip šalia mašinas pravažiuoja. Bet ir vėjo švilpimas, bet Nežinau. Tas manęs Reikia yra jį ant biškį- mikrofono dar toksai, nu, apsaugą reikėtų uždėti kokio nors dar. ant mikrofono yra toksai kaip ant šuns kailis. Kažkokio gyvūno. Tai gali būti, kad apsaugotų. Jeigu nenuskristų. Nu tai koks čia greitis? Vasarą gal koks 110? Ne, čia ne greitkelis. Čia 90. Kaip ten galas žiūri pro langą. Šiukšlių kalnas kaip išaugęs. Tai bus šiukšlių kalnas iš kairės. Priekyje gandras stovi ant kojų. Aš tai žinokit, kažkiek nelabai netgi suprantu, pavyzdžiui, jeigu aš važiuočiau su mašina gale, tai aš žiūrėčiau pro langą, o jūs būna, pavyzdžiui, net užmiegat. Tai net nežinau, ką jūs ten matot. O kas čia iš kairės, ten lenda po apačia sėdynės. Nieko nesakot, kas atsitiko? Tylukai? O koks dar yra žodis panašus į tylukai? Man atrodo, pilvukai. Ne? Tylukai, pilvukai? Konkuliukai. Gražuliukai. Kairiai aukštos įtampos srovė eina. Ten daug voltų. Jaunystėj mano meilė gyveno tenai. Tada mašinos neturėjau.
Išlipdavau stoteliai ir nueidavau pėsčiom. Nepala, aš su motociklu tada važinėjaus. Buvo motociklas. O gal to laiko ir nebuvo. Dviračius turėdavo žmonės. Pas mamą Rusy mano dviratis liko užrakintas vienas ant bagažinės ragai. O čia iki 70, bet aš kai važiuoju 80 čia varau. Aš viską įrašinėjau, tai jeigu ką. Jūs ten gerai išsimiegojot naktį? Ką? Nelabai. Tai gal todėl ir esat tylukai šiandien. Nes dažniausiai nebūna tokie. O valgyt davė pusryčius? Ar išleido nevalgiusius? Ką? Davė kažką suvalgyt? Gerai, jeigu davė. Prepare to bear right soon and continue to follow 141. Bear right after 300 meters and continue to follow 141. Lietuva. Please bear next right. Nu, jeigu per Priekulę važiuoti, tai čia reikia suktis, o jeigu per Šilutę, tai ten toliau. Follow the road for 5 kilometers. Nieko nežinau. Ja, tai važiuojam čia. Bet jeigu per Šilutę važiuojam... Kaip šiaip, jeigu ką, galim grįžti pro Šilutę? Ne. Ne? Na, ko, Vingis bus didžiausias. Tai A, ne. grįžtant Vingis, o negrįžtant ne Vingis, kaip suprasti. Čia biški arčiau. Tai biški arčiau ar didelis Vingis? Arčiau ant kokių, nežinau, 6 kilometrų maždaug. Tai gal nelabai daug. Duok tada gal imk. Turėsi bent vieną, o tai neaišku, kur yra kiti. Na, va, čia yra po dešinę į posūkis į dešinę į Lietuvos sodus. Čia daug kas turi sodus. Na, kiti ir gyvena tenai namus pasistatė. Turint omeny, kad čia tokia kaip gyvenvietė. Kažin ką, bažnyčių tie konglomeratai galvoja, ar neplanuoja ten kokias dar bažnyčias pastatyti. Tikrai žmonių daug, bet bažnyčios nėra. Kas nori bažnyčiai, į Priekulę turi važiuoti.
įdomiai, buvo čia va tas ženklas, kad žmogus apibrauktas raudonam apskritime. Aš žinai, ką jis reiškia? Nėra pėsčiųjų perėjų. Panašus į ženklą, kai būna, kad pavyzdžiui sunkvežimis apibrauktas su raudono apskritimu. Nereiškia, kad sunkvežimiams negalima važiuoti. Tai pagal tą išeitų, kad žmonėm čia negalima eiti šitą kelią. Taip. Kad nėra šaligatvio. Draudžiama pėstiesiems. Skaitosi. Šiaip pakeliui čia būtų parduotuvė kažkur. Galima būtų užeiti iš dalies pasiimti ledų, bet ten toliau. Ar apsimoka jau čia taip iš karto, dar nieko daug nepakeliavom. Rimtai? Rimtai norėtum? Nu, parduotuvė. Tikriausiai čia yra išvažiavimas. O Simas ką sako, ar norėtų? Sakė vanilį. Bet žiūrėkit, čia mašina atrodo labai daug Ten užimta. įvažiavimas čia iš... Galbūt, bet gal mes galim paieškoti. O, matau 2 vietos. Matau 2 vietos. Galim susirasti. Čia yra vietos. Čia yra mums pakankamai. Čia negalima važiuoti, ten įvažiavimas. Čia yra pakankamai vietų. O atsimenat, kaip mes esam buvę jau čia? Mes čia biški daug visko darėm. Vaikščiojom. Tiesiai. Čia... Ja, ten reikės stoti. Jau kaip tik įlindo. Bet man bent jau padarė čia pravažiavimą. Čia iš krašto. Galima da vieta yra. Ką žino, čia vieta? Jo. Kraštas užbrėžtas reiškia vieta. Gal, bet tada nebebus pravažiavimą kitiem. Kodėl yra? Čia va. Ar užteks? Žinoma. kad taip arti. Okay. Kaip augalas. Ką žinau, ten yra išvažiavimas? Ten išvažiavimas ir ten išvažiavimas. Ir tai išvažiavimai. Dabar kairė, tik tą praleis. Nenudaužk. Nežinau. Ką? Padarysim biškį vėsiau dar gal šuns.
Pažiūrėjau, kad ant tas atsuktas ir į šunį. and follow 220. Eina. Į šunį. Kas šunį? Į šunį. Kliūna. O žmonės laukia sėdi. Please turn next right. Nu, o čia reikia atsukti. Į drevę, ten. Follow the road for 18 kilometers. Pro bažnyčią pravažiuojam. Jis net nukrito plašį. Juk nesimato. Na, čia reikia žolę nupjauti kažkam, kad neužstot. Atsisėk. Na va, dreverna į dešinę. Padėk čia. Nu, čia ventė. Paimk. Nu, Tu norėjai dreverną, ne. ar ne? Sakiau, per telefoną. Ai, bendrai kintai. Ką? Kažkur čia esu važiavęs net mėlynių rinkti. Ar aviečių, nežinau ko. Kažkokių gervuogių turbūt. Juodųjų aviečių. Kažkur čia yra. Kažkada buvo. Ai. Na va, priekulė baigėsi. Venskai už 3 kilometrų. O, žiūrėkit, vaikai, kiek daug malūnsparnių sukasi. O, ne malūnsparnių, bet jie. Propelerių. Sukasi ratu. Šiaip atrodo vėsiai yra, kur tas šuo čia taip. Na, vėsiai. Ko iš čia taip? Na, jis Kvėpuoja. visur ir namos taip pat. Jaunas organų. Su kailiniais yra jam. Yra šilta. Čia gyveno vienas draugas, kad tam pačiam name gyveno ir jo čia tėvai gyveno. Oi, kuriai vietai. Tiksliau neatsimenu. Liaužinė. Jokšai. Pasonas pavardė buvo vienos klasiokės Jokšaitė. Bet jinai gyveno pas tokių daunių. Keistai.
Kažkanai pati viena atsiradus buvo tokia mėsuma. Reikėjo paklausti, viskas. Nei tėvų, nei Būtum sužinojęs. nieko neturėjo. Skaidant. Tu spėsi suvalgyti ledą, kad neapvarvintum visos mašinos. O čia neskubėk, kalniukai. Ką? Būtų gerai. Eglė vartai. Jeigu ką, paskui seneliui duok. Jo, jeigu neišeina besivalgyti. Valgykla kažkur yra. Ženklas va čia tikriausiai. Stop. O, iš arčiau malūnai matosi. Ciklų krūva. Pastovėti. Ką? Šuo nutarė pastovėti. O langą gal dar? Kliūtis ant kelio. Tiek daug sukasi. Žiūrėkit, dviratininkas važiuoja. Plačiabelis. Nematė turbūt. Šnekasi tarpusavy. Užsiėmė. Vaikšto, tikrina varles. O, Lankupiai, čia į mano kaimą kelias pusė. Kas ten gyvenęs? Ai, aš tais, kad... Aš ten yra net klasiokų, Netoli, iš Lankupių eidavo į mokyklą, kai kurie. Ar su dviračiu važiuoti, ar kažkonai. Mes su mamyte čia esam važiavę, ką jau Simonai, žinokit. Gal kažką mamytė pasakojo?
Klaipėdos kanalas. Ta prasme, aš su mamyte, kai jūsų gal dar nebuvo, važiavom. Yra nuotraukų kažkur. Ten mamytė atrodo jaunesnė. Ar kokias 10 metų. Aš mačiau, bet senelis buvo tai labai gudrus. O, niekas. Čia būna kregždžių. O šiaip jūs kažką žinot, kur mes važiuojam? Ką? Va, žiūrėkit, daržinės galas nuvirtęs. Ar nelabai? Nugriuvęs daržinės. O gal aš nesakiau, kur važiuojam? Šiaip Mato, kad gal aš ir nesakiau. senelis taip šnekėjo. Pamiršau gandro parodyti. Ką tik buvo priėję? Aš nemačiau gandro šiaip. Tu pamatei? Ne, nemačiau. Na viskas, padidinau temperatūrą 2 laipsniais, tai man jau per šalta. Silvai. Na, va, taip gražiai sukasi. Vienas nesisuka, niekas savo. Stovi ramiai. Ramiausiai stovi. Šitą kelią nelabai kažkas asfaltuoja naujai. Atrodo lopytas, prilopytas. Gal ir normaliai. Dažniausiai, kur daug važiuoja, atrodo visur. Daug kartų jau priasfaltuoti keliai iš naujo. Kur važiuojam, Kacu? Ką? Sakučiai, niekas savo. Sakučiai. Čia žiedas. Didelis. Kintai 6 kilometrai. Čia savotiškai net ne žiedas, o toks kaip trikampis beveik atrodo. Follow the road for 6 kilometers. Kintai, 5. Kilometrai iki jų. Atsimenat, ten, kur žiūrėjom tokį animacinį filmuką, buvo Kinto debesis. Toks geltonas. Atsimenat gal? Dėtas. Ką? Dėtas žodis. Kinto debesis. Girdėtas? Gerai. Reiškia, Mes žiūrėjom ten tokį filmuką su Goku, Bulma.
gal irgi kažką atsimenat. Ten buvo kokas, bulma, džinas vėžlys. Palauk, labiausiai girdėjau džiną vėžlys. Jo, džinas vėžlys. Džinas vėžlys padovanojo Kinto debesį Gokui. Palauk, tas debesys buvo geltonas. Jo, geltonas. Ar jis turėjo akinius? Nu, jo, kartais su akiniais, kartais be akinių. Ar jis plaukė ant vėžlio? Taip. Tada, tai aš žinau šitą. Gerai. Įdomu, brolis irgi žino, gal? Ten yra berniukas ir mergaitė. Kur? Berniukas turi uodegą. Nu, jis ne visą laiką turi uodegą, ją ten galima nupjauti. Paskui iš naujo atauga. Nukabinti. Jinai paskui iš naujo atauga. Driežams atauga. Kitiems nelabai kam. Įdomiai, kas čia su to keliu padaryta, kad blizga, atrodo kaip ant stiklo, matei? Tiesiog mašinų lempos irgi atsispindi. Kaip nupoliruotas kelias, atrodo. Nu dabar taip nesimato. Pip, 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 pip. Kažkas užtvertas, sodai užtvertas, suspinduota vėlonė, kad niekas neįtų obuolių vogti. Kas ten per garsai? Neiškrauk ten, kad paskui galėtumėm naudoti. Baltas karvės pilka. Ar Pamiškės gatvė. O, niekas baltas kur atvažiavęs. Palik išjungtas, kad taupytųsi bateriją. Žmonės gyvena, augina gyvulius. Kažkokią naudą daro savo. Žiūrėkit, vaikai veršiukai. Kokie karvės. Palikit tą miau. Ten bus man. Uogaliai. Kaimas, miestelis Uogaliai. Jums ką nors kitką. Mes įvažiavom į Uogalius.
Liepų gatvė. Medžiai seni, senas kelias. Uogų gatvė. Aš šiaip iš tikrųjų į vieną vandens butelį įdėjau svarainių sirupo. Ar kaip jis vadinasi? Ne svarainių, koncentratas ten, ne sirupas tiksliau. Sirupas būna Matėt, su daug vaikai cukraus. mažus veršiukus. Pintai. Prasideda. Gal rasim kokį debesį. You will arrive at your destination on the left after 250 meters. O čia koks šyferis apsamanojęs. Klausimas, kur dabar važiuoti. Koks čia pastatas užkalti langai. Čia į kiemą įvažiavimas. Your destination is located on the left. O, kažkoks ženklas. Bet ne į tą pusę. Mašina pasistatymas, o čia mašina galima pasistatyti. Tikrai? Prekės. Gal ir galima. Gal ir galima. Pagrindinė mokykla. O kur čia? Futbolo aikštė. Nu, čia galima į pavėsį įkišti. Jeigu nori atsipūst. Čia nieks nežinos, kad atvažiavom. Pastatysiu. O, koks medis, kiek? 1, 2, 3, 4. Galim važiuoti. Čia mano tas sniegelis toks. Nika, jeigu nori, negalima iš pirmo karto nugalėti. Tai mano. Pastebėt, kad jau važiuojam. Sakė, neskubėk. Bet aš jau navigacijos nebejungiau. O neįjungiai. Navigacijos. Gausim nuvažiuoti be navigacijos. Niekas savo. Medžiai. Trukdė asfaltai. Du gandrai lizde, vaikai matė. Aš mačiau. Gulbė kokia graži padaryta. Traktoriukas. Niekas savo benzino kolonėlį įvedė. Pastogiai kokie. Gali susidaryti įspūdis, tarsi net mašinas čia važinėjasi su degalais. Tai vietiniams gyventojams vis tiek, jeigu niekur neišvažiuoja, tai reikia, kad kur nors įsipilti kurą, o kokia žodis.
labai seniai nebuvau. Bent tiesiai. O iš šono. Kažkoks pažintinis takas. Tai tiesiai važiuoju čia? Nežinau, kas čia tiesiai. O Aš ne... kažkoks pažintinis takas į pusį. Visais grįžti atgal. Mačiau parduodama namas. Gal norėtum gyventi čia? O kai pensija esi gera, gali kur nori gyventi, darbą eiti nereikia. Kai pensija esi, gali keliauti po pasaulį. Jo. Su kruiziniu laivu. Jo, tiksliai, gerai pasakė. Atsisėdi vieną kruizinį laivą. Tave visur nuplukdina. Tik reik nepamiršt grįžti. Dar nenuplauk. Kol aplink visą pasaulį neplauksi, gali plaukti. Kaip Jackie Chanas turi savo laivą, šiokį tokį. Gali ten gyventi. Jokį savo laivą turi. Nu, toksai kaip barža pusiau. Labai plokščias, kad gali pralyst pro tiltą apačią. Padruolis. mėlynas užrašas buvo. Gal O, Marius, matas, žiūrėkit. Dešiniai vaikai. Ir kopas matosi. Toliau dar. matot, vanduo dešiniai. O iš kairės gyvūnai. Bet jūs čia esat buvę, man atrodo, ne?
Liktais esu matęs nuotraukos su jumis tenai. Stotelė. Kas tai? Rašyta. Nežinau. Nespėjau perskaityti. Nu, jie matė, kad nemačiau dar seniai. Stotelė. O, čia kažkas yra. Vėjo gatvė, o, gera gatvė. Vėjas pučia tik. Čia jau Ventė. Ventė. Kažkur yra Ventės ragas. Beveik šventė. Ventė, Ventės ragas, žinau. Šventė be š. Jeigu nori šventės be š, važiuok į Ventę. Bus šventė tik be š. Bet ten kažkas dešinėje yra. Važiavom. Mačiau, mano gurkšnoja iš butelio tiesiai. Kažkoks liktai švyturys mūsų. Įsidėjo. Jau matot, maunatės batus? O, kas čia? Misliau, kad ilginės tokios aukštos, bet medžiai. Žinau, jie. O, žiūrėkit, kaip vanduo aiškiai matosi. Nu, kas čia? Gulbių kiek. O. Čia gulbės tiek daug? Ką? Na. Niekas savo neturi Turbūt jas čia turi ką fotoaparato. valgyti. Pafilmuot būt buvo galima. Ir aš mačiau, kad vienas povas gėrė valgyti. Čia kažkoks stulpas Paminklas kažkam. laivo formos. Ten matosi smėlio kopas. Matot, koks vaizdas pro dešinę? Bent kiek daug gulbių čia. Visas kažką daro. Visas gulbynas. Aha. O, sustoja su vaikais eis. Į pakrantę, o čia pat pakrantę. Gal ir mums reikėtų? O visi mašinas statosi. Ne, čia Čia jau nebetilps gal. nežinau. O toliau negalima statyti. Bet važiuoti galima gal. Nežinau. Ten bus mokama stotelė tikriausiai. O toliau nėra. Eismo nėra. Ai, va, čia iš šono aikštelė. Įvažiavimas jau į aikštelę. O, Mokėsim. 1,5 eurų. Čia parkas. Čia parkas.
čia yra platesnė vieta. Parkas ar ne? Ai, nežinau. Čia parkas ar ne? Panašiai, mašinų parkas. Žinau, kad čia mašinų aikštelė. Apa. Aikštelė. Bet kur Net pažįstat dar kur? Nu, važiavom ir atvažiavom.